Ko reikia vyrui iš moters, kad jis būtų ne tik sėkmingas, bet ir ją labai mylėtų. Pasidalinsiu tipsų sąmoningoms moteriams. Vyras, kaip žinia, yra daug paprastesnis sutvėrimas nei moteris. Manau, visi su tuo sutiks. Ir šitas tipsas, jis nėra skirtas nevykėliams, kurie švaisto savo gyvenimą. Aš turiu mintyje tik tai tuos vyrus, kurie tikrai stengiasi dėl savo šeimos gerovės. Jam užtenka 3 dalykų. Pirmas, tai yra ramybė. Kiekvieną dieną vyrai patiria daugybę stresų. Darbas, atsakomybės, pareigos. Todėl grįžus namo, jis neturi jaustis lyg patekęs į dar vieną kovą. Namuose jam reikia ramios, supratingos aplinkos. Tokioje aplinkoje vyras nusiramina, tampa atviresnis ir pasikrauna energijos sekančiai dienai. Antras dalykas yra pagarba. Pagarba, kuri matoma per pasitikėjimą jo sprendimais. Palaikymą ir tikėjimą, kad jisai gali su viskuo susitvarkyti. Tuomet vyras jaučiasi stiprus, kūrybingas ir daro viską, kad pasirūpintų savo šeimą. O trečias dalykas tai yra artumas. Ne tik fizinis, bet ir emocinis. Jausti, kad jis yra reikalingas, kad yra vertinamas. Tas papildomas dėmesys duoda didžiulį impulsą vyrams siekti tikslų. O kai jie jaučiasi mylimi, meilė savo šeimai ir savo moteriai sugrąžina dvigubai. Viskas iš tikrųjų yra labai paprasta. Ramybė, pagarba, artumas. 3 dalykai, kurie keičia viską. Jeigu manai, kad tai gali būti naudinga kažkam, pasidalink šio video. O jeigu nori daugiau turinio apie sąmoningumą, pasiek mane. Siunčiu tau šviesas.